Rokai, nedidelė pauzė buvo, kaip komanda praleido tas porą savaičių be rungtynių. Darbingai. Žinojom, kad laukia 5 lemiamos rungtynės, tai nebuvo laiko poilsiui, darbas ir ruošiamės artėjančiam rungtynėm. Kaip nuotaikos komanda, kaip nusiteikimas, vis tiek ta lentelė tokia įtempta, jaučiasi kažkokio gal jaudulio papildomo įtampos. Na, kaip bebūtų, dabar 2 pergalės iš eilės, tai tos nuotaikos ir savim pasitikėjimas yra žymiai didesnis, tai nežinau, laukiam tų artėjančių rungtynių su nekantrumu ir tikimės geriausia. Ką galėtum pasakyti apie varžovus, pasikeitė treneris, yra naujų žaidėjų ir Arvydas Novikovas atėjo, kaip jie atrodo, kiek matei? Na, aišku, tiem naujiem žaidėjim dar tikrai reikės laiko įsivažiuoti, bet kaip bebūtų, jie kokybės turi ir tikrai tai komandai gali duoti nemažai. O šiaip dabar tikrai komanda demonstruoja gerą žaidimą, taip pat renka taškus prie naujo trenerio, tai manau tikrai bus įdomios ir kovingos rungtynės. Kaip gal apibūdintum žaidimo braižą varžovų, vis tiek jau 3 rungtynės sužaistos su jais, ar keitėsi ilgainiui, ar kaip maždaug panašus jis lieka? Nu, kaip bebūtų, jie stengiasi vis tiek žaisti su kamuoliu, tikrai turi tų žaidėjų tiek centre, kurie gali prilaikyti kamuolį, turi tos kokybės, tai jų yra tas žaidimas pagrįstas vis tiek trumpais perdavimais, tai turbūt tokios jų ir yra savybės. Kalbėjom prieš porą savaičių, prieš keletą jau, kai prieš rungtynes namų, po tavo interviu pergalė buvo beveik geras ženklas. Žiūrovų buvo, kaip tikiesi, kokios atmosferos, nuotaikos tose rungtynėse? Tai kaip lentelėje dabar šitas rungtynės tikrai svarbios, tai tikrai manau, kad žmonėm tai kels susidomėjimą ir tikrai manau, kad susirinks gausiai mumis palaikyti, nes mums jų palaikymas tikrai svarbus ir mes jį jaučiam. Kaip būna, aikštėje girdi, kad kai labiau užtima tribūnas kažkur atakos metu, prideda ten 1 dar metrą per sekundę papildomą. Tai žinoma, čia tas, kaip sakoma, 12 žaidėjas, kai tau yra sunku ir tu girdi paraginimus, šūksnius, tai tau prideda tos energijos, kurios gal trūksta to 1 kito metro ir tikrai žiūrovai daug prisideda.